Labas ir vėl trumpa fizikos paskaita ir šį kartą pagal žiūrovų nurodytą temą, tai yra antimedžiaga. Kasgi yra ta antimedžiaga, paklausite jūs manęs. Toks ir bus mano tikslas atsakyti į šį klausimą. Mes žinome, kad visgi medžiaga ir antimedžiaga tai yra veidrodiniai vienas kito atspindžiai. Jeigu taip yra, tai kodėl visgi medžiagos yra žymiai daugiau visatoje negu jos identiškos dvynės antimedžiagos? Iš esmės šis klausimas reiškia, kodėl iš viso kažkas egzistuoja. Atrodytų, kad visata turėtų elgtis su medžiaga ir antimedžiaga simetriškai. Tai yra, didžiojo sprogimo metu turėjo susidaryti po lygiai. Medžiagos ir antimedžiagos kiekis turėjo būti vienodas. Bet jeigu taip būtų nutikę, tik pagalvokite, jos viena kitą būtų iš karto sunaikinusios. Tai yra anihiliavusios. Protonai būtų išnykę drauge su antiprotonais, elektronai su antielektronais išnyktų, tai yra su pozitronais. Ir taip toliau. Taigi, po medžiagos ir antimedžiagos viena kito sunaikinimo liktų vien šviesa. Tai yra fotonų kupina erdvė be jokios materijos. Gan nykus vaizdelis, ar ne? Taip, tai kai antidalelė sutinka įprastą dalelę, jos viena kitą sunaikina, anihilioja ir išlaisvina energiją šviesos formą. Ok, tą mes jau suprantame. Bet dėl kažkokios nežinomos priežasties anihiliavo ne visa medžiaga. Ir iš to medžiagos likučio, kuris liko, susidarė viskas, ką mes regime šiandien. Įskaitant galaktikas, žvaigždes, planetas ir mūsų pačius, kurie šiandien kelia šį klausimą ir neturi galutinio paaiškinimo tam. Taigi, kokia yra medžiagos dominavimo paslaptis? Ši trumpa fizikos paskaita yra apie antimedžiagą. Taigi, dar 1928 metais britų fizikas Paulas Dirakas numatė, kad antimedžiaga turėtų egzistuoti. Jis bandė apjungti kvantinę mechaniką, kuri apibūdina subatominės daleles, ir Einšteino reliatyvumo teoriją. Dirakas ieškojo lygties sprendinių, kurie apibūdins elektrono skriejančio artimų šviesos greičiui judėjimą. Kaip lygtis x kvadratu lygu 4 gali turėti du galimus sprendinius, tai yra x lygu 2 ir x lygu minus 2. Taip pat ir Dirako lygtis gali turėti du sprendinius. Vienas teigiamą energiją turinčiam elektronui, o kitą neigiamam elektronui. Tai iš pradžių, iš tikrųjų, kai Dirakas gavo šį atsakymą, jis nenorėjo pasidalinti išvadomis su savo kolegomis, jis ilgą laiką dvejojo, ant kortos visgi yra mokslinė reputacija. Taip. Galiausiai, aišku, jis paskelbė ir pasakė, kad kiekviena visatos dalelė turi turėti savo veidrodinio atvaizdo dalelę, savo antidvinį, kuris elgsis lygiai taip pat, bet turės priešingą krūvį. Visi išgirdę tą apstulbo. Taip jis numatė pozitronų atsiradimą. Ir žinote ką? Keli metai po šios idėjos paskelbimo pirmasias antidaleles, pozitronus, atrado Amerikos Kalifornijos technologijos instituto fizikas Karlas Andersonas. Jis tyrinėjo kosminius spindulius, kurie sklinda iš kosmoso ir patenka į Žemės atmosferą, gamindami kitų dalelių lietų. Didelės energijos kosminiai spinduliai iš kosmoso nuolat krinta ant mūsų. Ir savo detektorėje Andersonas matė pėdsaką kažko, turinčio tokią pat masę kaip ir elektronas, bet turinčio teigiamą krūvį. Ir ši dalelė buvo pavadinta pozitronu. Taip pasiūlė žurnalo redaktoriai. Tai galime dėkoti jiems už tokį pavadinimą. Taigi, kosminių spindulių susidūrimai sukuria šias daleles debesų kameroje, tai yra dalelių detektorius, kuriame tokie judantis elektronai, pozitronai
judėdami per dujas, palieka pėdsakus. Na ir žinoma, už šios darbus, taip, Dirakas už teoriją 1933 gauna Nobelio premiją, o Andersonas už dalelės atradimą, tai yra už jo eksperimentą, 1936 metais gauna irgi Nobelio premiją. A positron, or positive electron, is the identical twin of the well-known negative electron. Both positive and negative electrons are fundamental building blocks for the universe. Tada kiek vėliau, tai yra 55-aisiais kažkur Berklyje, mokslininkai atranda, kad yra ir antiprotonas, egzistuoja ir antineutronas. Ir taip nuo to laiko dalelių greitintuvuose buvo sukurtos daugelio kitų subatominių dalelių antidalelės. Pastaraisiais metais iš tų antiprotonų ir antipozitronų surinktų elektromagnetinėse gaudyklėse, taip galima jas išlaikyti ir sudaryti ištisas antimedžiagos atomus. Ir taip keletą dešimtmečių išgaunami antielektronai, antibranduoliai, taip. Įdarbis iš pradžių buvo minimalus, vos keletą vienetų, taip. Bet dalykas, kuris vyksta CERN Ženevoje, kur pagaminama iškart 50 000 antimedžiagos dalelių, tik įsivaizduokite, taip. Pirmą kartą po ilgos pertraukos, tai pagamino antivandenilio atomą. Sėkmingiausias fizikų įrankis skirtas atrasti naujas daleles arba sukurti antidaleles, istoriškai yra dalelių greitintuvas. Mašina, kur nukreipiami dideli dalelių srautai ir skrieja vienas link kitų dideliais greičiais. Ir keletas CERN eksperimentų sukūrė antivandenilio, vandenilio elemento antimedžiagos dvynį. Sudėtingiausias iki šiol pagamintas antimedžiagos elementas yra antihelis, tai yra helio atitikmuo. Viena teorija teigia, kad visatos pradžioje buvo sukurta kiek daugiau medžiagos negu antimedžiagos. Todėl net ir po abipusio susinaikinimo, tai yra tos anihiliacijos, medžiagos turėjo likti pakankamai, kad susidarytų žvaigždės, galaktikos ir viskas, kas yra Žemėje. Neatitikimas turėjo būti labai mažas. Remiantis dabartiniais įverčiais, mažiau nei 1 iš 1 milijardo įprastų dalelių turėjo išgyventi tą chaosą, anihiliaciją, kad susidarytų visa mūsų supanti medžiaga. Ir jei neutrinas, ta mažytė dalelė, kuri vos sąveikoje su kitom medžiagom, iš tikro yra savo paties antidalelė, tai bus raktas į problemų sprendimą. Nes pagal vieną iš teorijų, laiko pradžioje nedidelė neutrinų dalis galėjo pereiti iš antimedžiagos į medžiagą ir taip sukelti nedidelį medžiagos disbalansą visatos pradžioje. Fizikai sukūrė iš tikrųjų daug hipotezių paaiškinančių šį neatitikimą. Mes nežinome, kurios iš jų yra teisingos. Tam ir vyksta tie moksliniai tyrimai. Tai galima dabar grįžti iš tikrųjų prie CERN, LHC, tai didysis dalelių greitintuvas, 100 metrų gylyje po žeme, 27 km ilgio žiedas, apgautas superlaidžiais magnetais ir šaldomas skystų heliu. Jame visą laiką cirkuliuoja 2 priešpriešiai protonų srautai, kurie 4 specialiuose žiedo vietose magnetinio lauko yra priverčiami persekioti ir vyksta susidūrimai. Susidūrimų metu susikuria daug subatominių dalelių. Tai yra grožis, kuris registruojamas detektoriais Atlas, CMS, LHCb ir ALICE. Pirmieji 2, Atlas ir CMS, yra skirti įvairiems subatominiams reiškiniams tirti, o kiti 2, LHCb ir ALICE, yra skirti antimaterijos ir kvarkų glionų plazmos tyrimams. Įdomu paminėti, kad prie tų eksperimentų prisideda nemažai lietuvių mokslininkų. Aktyviai veikia ir Lietuvos dalelių fizikos konsorciumas, kuriame dirba virš 40 Lietuvos mokslininkų, kurie tyria dalelių fiziką, kuria detektorius ir medžiagas jiems, tobulina jau sukurtą įrangą ir tyrimų metodus. Gerai, grįžkime prie antimedžiagos panaudojimo galimybių. Antimedžiaga kosminiams laivams klausimas. Žinoma, kodėlgi ne, taip, kadangi sujungus medžiagą ir antimedžiagą išsiskiria didelė energija. Inžinieriai spėlioja, kad antimedžiaga gali būti varomi erdvėlaiviai. Tai gali būti
veiksmingas būdas ateityje tyrinėti visatą. Universes project this. One positive, the other negative. Or, more specifically, one matter, the other antimatter. You know what you see? Matter and antimatter have a tendency to cancel each other out. Skamba keistai, bet kaip ir bet kuri kita medžiaga pasaulyje, antimedžiaga turi savo kainą. Tiesą sakant, tai labai didelė kaina, nes jai pagaminti ir prižiūrėti reikalinga specialiai įranga. 2011 metais mokslininkai sugebėjo išsaugoti antivandenilį tik 17 minučių. Šiuo metu antidalelių saugojimo rekordas, kuris priklauso, žinoma, CERN, eksperimentui TRAP, antiprotonai buvo laikomi Penningos spąstuose net 405 dienas. Ir dėl visų šių priežasčių antimedžiaga yra pati brangiausia žinoma medžiaga pasaulyje. Manoma, kad naudojant dabartinės technologijas antimedžiagos kaina, tai yra milijardai dolerių už kiekvieną miligramą. Iš tikrųjų, summa summarum galime sakyti, kad visata yra didingos kovos įvykusios tarp medžiagos ir antimedžiagos iškart po tyčiojo sprogimo įsikūnimas. Akivaizdu, kad medžiaga nugalėjo ir dėl to esam mes, galaktikos žvaigždės, ir tai yra viena didžiausia fizikos paslapčių. Vieną dieną gal pavyks gauti didelį kiekį antimedžiagos ir galėsime atkurti Mendeleivo antiperiodinę lentelę. Gerai, taigi šiam kartui tiek. Tokia būtų trumpa fizikos paskaita. Iki kito karto drąsiai siūlykite savo temas, aš skaitau. Iki.